Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Nimo naujienos. Primenu, kad jau visai greitai, birželio 9 dieną, vyks rinkimai į Europos parlamentą. Taikos koalicija, kuriai atstovauju, sudaryta iš Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos ir Žemaičių partijos, rinkimuose dalyvaus 10 numeriu. Aš pats sąraše esu 6, tad kviečiu visus balsuoti ir mus palaikyti. Uždaroji akcinė bendrovė All Media Lithuania, paprasčiau tariant TV3 žinių metu itin sužibėjo. Pasirodo, jeigu esi už taiką, gali būti siejamas su ekstremizmu. Pasižiūrim jų sukurtą reportažą. Antrą dieną lietuviai traukė prie balsadėžių rinkti 11 mūsų šalies europarlamentarų. Vis dėlto šalies vadovas Gitanas Nausėda pastebi, kad į Briuselį veržiasi ir ekstremistinės politinės jėgos, jaučiančios prielankumą Putino režimui. Į tai atkreipia dėmesį ir balsuoti atėję žmonės, vardindami ne vieną sąrašą ar partiją, kurios savo idėjomis siekia įsivaizduojamos taikos ir puikaus ryšio su žiauriu diktatoriumi. Europos parlamento rinkimuose balsavęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad šiuo metu į Briuselį veržiasi radikalios partijos, jaučiančios prielankumą Rusijai. Ryškėja tam tikros ekstremistinės politinės jėgos, kuomet Rusijos naratyvai kartais labai sklandžiai pernašami į vakarų demokratijų erdvę. Labą dieną. Balsuoti atėjo. Taip, prašom, praeikit į vidų, užsiregistruokit. Kad Europos parlamento rinkimuose dalyvauja ekstremistinės politinės jėgos, pastebi ir mūsų kalbinti žmonės. Aš vadinu jos tėvynės išdavikais, taip kad mano tokia nuomonė. Aš jau labai sena, tai turbūt taip ir varysiu ant jų. Labai daug atsiprašau už D raidės. Negaliu garsiai pasakyti. Politologas tikina, kad kai kurios į Briuselį ketinančios patekti partijos kelia daug klausimų dėl prielankumo Rusijai. Tokios politinės jėgos ypač daug kalba apie taiką, nusileidimą agresoriui Putinui. Viena koalicija netgi taip ir vadinasi taikos koalicija, bet pasižiūrėjus ir į retoriką tiek Tomaševskio, tiek kai kuriais atvejais ir darbo partijos, tikrai tas dalykas jaučiasi. Niekad konteinerį nebalsavau dar. Labą dieną. Balsuoti atėjęs Demokratų partijos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis turi savo požiūrį į tai, kas yra ekstremistinės partijos Lietuvoje. Tauta dabar turi pasirinkti balsavimą tarp vakarykštės dienos, tai yra, kurie iš esmės demonstruoja stagnaciją, pasyvumą, ką mes turime dabar Europos mūsų parlamente delegacija. Turi galimybę pasirinkti tą radikalumą, kurios tiesiog griauna Europą, prieštarauja europinėms vertybėms. Įdomu tai, kad tokios radikalios politinės jėgos jau nesislepia pogrindyje. Savo idėjų neskleidžia pogrindžio portaluose. O kadangi jos yra tapę rinkiminės kampanijos dalimi, jos yra transliuojamos per visas žiniasklaidos priemonės ir tokiu būdu tampa, iš esmės legitimiomis. Jie visai nušoko nuo proto, suprantu, bijo naujų jėgų valdžioje, bet viskam yra ribos. Taikos koalicijos susiejimas su ekstremistinė politinė jėga yra itin neigiama per visuomenės informavimo priemonės paskleista informacija. Ekstremizmas pagal visuotinę lietuvių enciklopediją gali pasireikšti agresyviais veiksmais, genocidu, izoliacionizmu, terorizmu, represijomis prieš gyventojus, atvirai pažeidinėjant žmogaus teisės. Taikos koalicija jokiose viešose pasisakymuose ir rinkiminėje programoje nemini tokių itin agresyvių ir visuomeniai pavojingų veiksmų. Taip pat jokiose viešose pasisakymuose ir rinkiminėje programoje taikos koalicija nemini nusileidimo Putinui ar puikaus ryšio su žiauriu diktatoriumi, nes tokių planų paprasčiausiai nėra. Tačiau ne tik, kad taikos koalicijoje esantis generolas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, Seimo narys, teisininkai, profesoriai ir kiti, apie 4002 partijų narių siejami su ekstremizmu, bet ir 26 000 Lietuvos piliečių, kurie pasirašė už mus ir išreiškė palaikymą, kad galėtume dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Lietuvos konstitucijos 135 straipsnėje yra numatyta, kad Lietuvos Respublikoje karo propaganda yra draudžiama. Tad taikos koalicijos pavadinimas ir taikos siekimas neprieštarauja nei konstitucijai, nei kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, nes būtent karo propaganda, o ne taika yra draudžiama. Pasaulis yra sudarytas iš priešingybių. Jeigu yra taika, tai yra jos priešingybė karas. Tai pagal sisteminę žiniasklaidą, jeigu būtume pasivadinę priešingai karo koalicija, viskas būtų buvę gerai. Visą tai man primena fantastinės knygos 1984 scenarijų, kuris išsipildė realybėje. Šioje knygoje sąvokos ir reikšmės buvo sumaišytos, todėl toje knygoje aprašytoje visuomenėje galioja šūkis
Karas tai taika, taika tai karas, o pats karas buvo amžinas ir nesibaigiantis. Skleidžiant tokią neigiamą, galimai kompromituojančią informaciją per visuomenės informavimo priemonę, TV3 žinias galimai siekiame paveikti rinkėjus, kad jie nebalsuotų už taikos koaliciją ir rinktųsi kitus rinkimų kampanijos kandidatų sąrašus, kurie nebuvo paminėti TV3 žinių metu. Tokiu atveju galimai buvo siekiama daryti įtaką rinkimų rezultatams ir paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose. Propaguojami kiti rinkimų politinės kampanijos dalyviai. Atsižvelgiant į tai, taikos koalicija pateikė skundą Lietuvos Respublikos vyriausiai rinkimų komisijai, kad ji nustatytų, ar tokia per TV3 žinias paskleista informacija nėra paslėpta politinė reklama. Jeigu tai buvo politinė reklama, kas ją apmokėjo, kodėl ji buvo nepažymėta ir ar ji nepažeidė teisingumo, moralės, visuomenės darnos ir garbingų rinkimų principų. Taip pat taikos koalicija išsiuntė pranešimą TV3 valdančiai bendroviai, kad jie pateiktų mūsų atsakomąją nuomonę į šią neigiamą informaciją. Tai liečia visus Lietuvos Respublikos žmonės, kurie nori gyventi taikoje, todėl mes privalome gintis. Iki.